Žiūrint spektaklį, žiūrovas iš savo patirties žinau, kad ne visada ir pastebi, kad tai yra meno kūrinys. Gana sudėtinga, iš tikrųjų scenografija yra gana sudėtingas meno kūrinys ir ne kiekvienas dailininkas gali tapti scenografu. Rengiantis didžiuliai pasaulinio masto scenografijos parodai Prahos kvadrienalė, visada kyla prisiminimai ir galvojimas apie ateitį ir svarstymai, kokios idėjos kyla ruošiantis tokiai parodai, ruošiantis ekspozicijai, lietuviškai ekspozicijai, kuri norėtų dalyvauti šiame renginyje. Iš tiesų, Lietuvos scenografai šiame didžiuliame renginyje dalyvauja jau nuo 75 metų. Iš tiesų, jau Prahos kvadrienalėje buvo pastebėta, kad žiūrovas visada dalyvaus, visada prieis prie objekto. O nebus tik tai, kas yra sugalvota, surežisuota teatro scenoje. Ir apie tai nuolat scenografijos parodą formuojant tenka galvoti dailininkui. Parodoje, šiuolaikinėje parodoje, žiūrovas gali prieiti prie paveikslo, labai arti jį apžiūrėti, tačiau liesti jo turi turbūt galimybę tik tada, kai vyksta scenografijos paroda, nes prie šitų daiktų nuolat liečiamasi. Tai šita dalis iš tiesų yra labiausiai imponuojanti ir turbūt turėtų dažniau įvykti scenografijos parodų vien todėl, kad žiūrovas pajustų šitą džiaugsmą, netgi kūrybinį džiaugsmą. Ir tai, kad Prahos kvadrienalė iškėlė idėją, kuri kvietė analizuoti nebūtį ir tylą, iš tiesų atrodė, kad tai bus sudėtinga surengti tokį konkursą, parodą, kurią pavadinome netgi laboratorija, tačiau tokia neapibrėžta tema, kuri atrodė sudėtinga tokiai gana funkcionaliai apibrėžtai dailės sričiai, labai nustebino, kad Lietuvos dailininkų sąjungos galerija Arka gavo gana nemažai pasiūlymų. Ir iš tiesų visi jie puikiai atitiko šią temą. Nors iš tiesų atrinktieji darbai, tai 7 likę iš visos didelės gana grupės, galėjo keliauti į Prahos kvadrienalę turbūt visi 7 sumanymai. Kadangi jie visi atitiko ir taip įdomiai atsitiko, kad sutapo žvilgsnis, matymas nebūties ir tylos kaip laikinumą. Tyrinėjo kaip atrandama, kaip patiriama, kaip prarandama ir ant šitų pagrindų atsiranda naujas būvis. Žvelgiant į visą ekspoziciją, visus kūrinius, pastebėjau, kad galima išvelgti porą tendencijų. Tai yra du tokius būdus, kuriuos dailininkai turi savo sumanymuose, kaip išsiaiškinti, kaip analizuoti būti ir nebūtis. Tai viena iš tokių grupių, didesnė grupė, sudarė patyriminių kūrinių, kurie rėmėsi garsu, rėmėsi muzika, videoinstaliacija, tamsa. Kita grupė buvo galbūt daugiau nukreipta į tokį intelektualinį susikaupimo reikalaujantį suvokimą.
Tai yra kūriniai, kurių pagrindą sudarė medžiagiškumas. Tai yra pagrindiniai tokie darbai, kuriuose atsispindėjo nebūtis ir tylos. Tai viena iš tokių įdomių kūrinių, kuri jungė ir tuo pačiu rodė kaitą tarp dabarties, praeities ir ateities, ragino tyrinėti sapno būseną, išeiti iš tikrovės būsenos. Tai tokių labai gerai pripažintų jaunų menininkų duetas Barbora Šulniūtė, scenografė, ir kompozitorius Dominykas Digimas kūrė tokią naują savo sumanymą, kuris buvo skirtas specialiai šitai ekspozicijai, kuris rėmėsi lietuvių mokslininkės, archeologės Marijos Gimbutienės tyrimais, jos atradimais, ir buvo pasinaudota senųjų šventyklų namų maketais. Dailininkė ir kompozitorius stengiasi, prisimindami praeitį, naudoti natūralias medžiagas. Ir čia natūralus molis buvo suformuotas į tam tikras tokias primenančias gultus formas, o garsai, dunksėjimai į molį turėjo kviesti, vilioti žiūrovą, patirti atsipalaidavimą, patirti miegą ir pajusti, kas tai yra sapno gydomosios savybės, kaip to siekia antikos žmonės, kurie šitaip gydėsi miegu. Patys dailininkė ir kompozitorius pabrėžė, kad tai nėra dekoracija, tarsi tai nėra vien scena, tai yra iš tiesų patyrimo įrankis. Patyrimo įrankiais naudojasi ir keli dailininkai, būtent iš tokios grupės. Tai yra tie, kurie tyrinėja tylos laikinumą, perėjimą į garsą, kurį galima išgauti prisilietimu. Tai yra jaunų kūrėjų, jaunų menininkų gana nemaža grupė su kompozitoriumi Ignu Šoliūnu priešakyje ir jo komandos režisierės Amandos Rudelytės, Vaivos Onos Makūnaitės ir dramaturgės Eglės Poškevičiūtės sumanymas, kuris buvo sukurtas galvojant apie kurčiųjų būseną, apie tai, kaip jie išgirsta balsą, kaip jie išgirsta garsą. Todėl tokią jautrią temą jie pasirinko analizuoti jaukiai namų aplinkoje ant vienos sienos, tapetuotos sienos, pakabindami paveikslą, kuris buvo tarsi įrėminta video instaliacija. O čia šalia šios sienos pastatytas apvalus stalas siūlė visiems žiūrovams, kurie eina pro šalį, tyrinėja šitos objektus, prieiti prie stalo, prie jo prisiliesti ir pajusti vibracijas ir kaip kurtieji pajunta muziką ir garsą. Dar vienas įdomus apie garso poveikį žmogui ir tylos paieškas. Viename iš tokių svarbių ekspozicijos kūrinių yra Elvitos Brazdelytės, tai yra kostiumų dizainerės, kuri yra nemažai sukūrusi kostiumų spektakliams, Ugnės Tamuliūnaitės,
scenografės būtent, teatro dailininkės ir kompozitoriaus Demetrijo Castellucci kūrinys, kuris gana tokiomis sudėtingomis sąlygomis tarsi vertė žiūrovą išmokti koncentruoti dėmesį, pereiti iš laikinumo į stabilumą. Panaudojo būtent dvi instaliacijas, video instaliacijas, kurios buvo sukurtos ant skirtingų medžiagų. Jūrą vaizduojanti video instaliacija judėjo ant plazdančios draperijos, o ant sienos vyko pasakojimas. Tai iš tiesų tamsoje vykstanti šitie du skirtingi veiksmai privertė žiūrovą pasirinkti, kągi žiūrėti, ar žiūrėti abu vaizdus kartu, ar pasinaudoti tiesiog abiejų kūrinių stebėjimą iš toliau, nors iš tiesų tamsa ribojo būtent šitokias sąlygas ir tarsi žiūrovas turėjo pajusti tam tikrą galbūt netgi garso turbulenciją. Dar vieną tamsos poveikį pasiūlė kūrėjos, teatro dailininkė, kino dailininkė Neringa Keršulytė, režisierė Justina Jukonytė ir atlikėja, kompozitorė Raminta Naujanytė Bielė, kurios pastumėjo žiūrovą paklaidžioti labirintų, tamsių labirintų ir tarsi pateikti kelionę po kūrybos pažinimą nuo to, kas yra nepažįstama, kas dar yra nežinoma, ateiti iki jo rezultato, tai yra pamatyti tikrą objektą, įveikus tą tamsoje įvykdytą kelionę. Tai būtų viena tokia grupė su patyriminiais dalykais susijusi scenografija, kuri iš tiesų labai įdomiai atrodė ir labai netgi ne tik, manau, ir žiūrovą, ir komisijos narius sudomino. Tačiau šiuo atveju matau tokį antros grupės sprendimą intelektualiai stebėti, intelektualiai matyti ir suprasti tai, ką kaip dailininkai pateikia nebūtį ir tylą. Tai iš tiesų šie dailininkai daugiau svarstė apie žmogaus laikinumą. Ir čia turime vieną tokį labai aktualų kūrinį, tai yra dailininkės Laurynos Liepaitės ir Adomo Juškos, kuris režisierius, yra jaunas režisierius, iš tikrųjų duetas susidarė labai neseniai. Taigi dailininkai kalba apie aktualų dalyką šiandien, apie tai, kas vyksta, kas tai yra karas, kas tai yra smurtas, ir tam panaudoja, įkeldami į ekspoziciją, savo jau sukurtą spektaklį Menka detalė, kurioje ir dominuoja pagrindinė scenografija, tai yra griuvėsiai, kurie gali būti nykimo, gali būti žiaurios pabaigos ženklas. Bet tuo pačiu kūrėjai ir pateikia kitą požiūrio kampą, kad tai yra ir sąlygos atsirasti naujam meno kūriniui. Medžiagiškai suvokto laikinumo pažinimą analizuoja, tikrina, siūlo kitas duetas, tai yra scenografas Arūnas Adomaitis ir choreografė Aira Naginevičiūtė.
Jie taip pat pristato jau scenoje pastatytą kūrinį ir jame pateikia medžiagišką objektą, būtent laikinumą ženklinantį objektą ledinę galvą, kuri tirpdama siūlo pastebėti, kaip lėtai eina laikas ir kaip gali išnykti visa tai, ką mes turime savo gyvenime, kokia yra trapi gyvybė. Apie gyvybės laikinumą kalba ir kitos dvi menininkės, kurios nuolat dirba kartu, labai pripažintos menininkės, tai yra architektė, scenografė, kino ir teatro dailininkė Sigita Šimkūnaitė ir kostiumų dizainerė, mados žinovė Sandra Straukaitė. Analizuoja žmogaus norą, šiuolaikinio pasaulio norą panerti į technologijas. Ir iš tiesų savo kūriniu jos tarsi pademonstruoja, kas gali atsitikti tokiu atveju scenoje, kada vietoj aktoriaus į sceną ateis robotas. Nes iš tiesų mes matome dvi figūras, kurios nuolat juda. Visos ekspozicijos metu jos juda įvairiomis kryptimis, bet tikrai pastebi, jog jos juda dirbtinai, kad jos yra apgaubtos labai plačių rūbų, net užtrauktas užtrauktukas. Na, iš tiesų dargi pretenduoja ir į tokią mintį, kad šiuolaikinėme teatre nepaprastai daug sudėtingų, netgi ir pavojingų judesių, pavojingo veiksmo, kurį netgi pačios dailininkės inicijuoja. Tuomet galvoji, kaip tai galėtų pasitarnauti šitie robotai, kaip savotiški kaskadininkai, kurie padėtų menininkams susikaupti į kitus dalykus. Sandros Straukaitės ir Sigitos Šimkūnaitės kūrinys, jis tuo ir įdomus yra, kad jis vienas iš tokių novatariškiausių, nes scenografija iš kostiumų buvo kuriama, na, jei grįžtume į praeitį, tikrai buvo. Tai dabar atsinaujina ir man vėl įdomiai taip suskamba ta idėja nebūtis. Tai iš tiesų, kaip iš nebūties ateina vėl į ateities teatrą būtent tokie sumanymai. Taigi šis darbas ne veltui ir buvo įvertintas. Mes komisijoje ilgai labai aiškinėsi, nes iš tiesų visi darbai buvo puikūs, kasgi galėtų pretenduoti būtent vienas darbas į tokią didžiulę parodą. Na, ir visgi nugalėjo būtent Sigitos Šimkūnaitės ir Sandros Straukaitės kūrinys. Na, ir iš tiesų visa ekspozicija demonstravo ne tik būti ir tylas, bet tuo pačiu ir parodė, koks efemeriškas teatro menas. Iš tiesų, kaip jisai kūriamas ir pasiekiamas tik tai tvirtos, labai geros komandos.